Jūsų audringi aplodismentai magijos meistrui Anton Lavrentiev. Šiandien Antonas, net nesiliesdamas, privers komisijos nario Rūtą pajusti tikrą deginančios ugnies skausmą. Telekinezė. Magija per atstumą jūsų nuostabai. Ačiū. Tai yra permatomas balionas ir viduje jūs matot mažesnį juodą balioną. Arvidai, kadangi jūs iliuzijų ekspertas, paprašysiu apžiūrėti šitą daiktą, įsitikinkit, kad viskas tvarkoj. Ir prašau, laikykit kairiai rankoje štai taip. Pabandom dar kartą. 1, 2. Na, tai suvenyras jums. Ir, žinot, aš norėčiau šiek tiek įsigilinti šitą temą. Yra dar toks reiškinys kaip pirokinezė. Tai yra kur kas įdomiau. Mes perduosim ne tik mechaninę energiją, bet ir šiluminę. Rūta, ar jūs galėtumėte prisijungti prie manęs scenai? Ar jūs galėtumėte išties ranką štai taip geriau? Ja? Šitaip? Jo. Teisingai padariau? Jo. Ir dabar aš pabandysiu padaryti tai, apie ką svajojau visą vaikystę. Rūta, sakykit man, jeigu jūs kažką jausit. Karšta. Rūta, jaučiu karštį iš... Tikrai skauda, žinokit. Aš nemorę, prašau manęs nedegint. Kuo labiau jūs įsivaizduojat, tuo labiau jūs jaučiat. Ar jūs tikrai kažką jaučiat? Apie cololo reikia galvoti, cololo. Vis tiek skauda. Jūs tikrai jaučiat? Tikrai skauda. Po truputį praeina, bet... Rūta, jūs vis dar kažką jaučiat? Tikrai taip. Taip yra todėl, kadangi dabar jūs gavot degtuko energiją. Ir kad neskaudėtų, mes pabandysim atiduoti energiją atgal. Rūta, prašau, tiesiog paimkit keletą degtukų. Tiesiog pasirinkit keletą. Kad ir šitą. Keletas tai yra daugiau negu vienas. Manęs cololo neišmokino skaičiuoti. Supratau. Tai paimsim dar porą. Jūs galite įsitikinti, kad degtukai yra pilnai izoliuoti. Jie tikrai uždaryti. Ir aš paprašysiu jūs padaryti štai taip. Tai tiesiog tokia. 1, 2, 3. Rūta, įsitikinkit, ar viskas ten tvarkoj. Nesproksiu? Ne, veikit. Tadam! Dabar jau neskauda? Dabar jau nebeskauda. Reiškia, jūs ką tik atidavėt degtuko energiją atgal. Ačiū, Rūta. Ačiū jums. Vitalijau. Kreipiamės į komisiją. Kaip telekinezė, pirokinezė? Ar žinot, ką reiškia iš vis? Tokius, čia jau iš tikrųjų stebuklinga dalykai, kaip galima paprastai taip, čia, žinokit, perduokit, paslaptingumų norėsiu, bet jis taip paprastai daro tos stebuklus, žinot, atrodo, kad jis kiekvieną dieną stebina 1 iš 3 milijonų, o dabar papuoliau aš po ranką. Iš tikrųjų buvau nustebintas ir taip paprastai parodyt, stebuklą. Aš net dabar nesigilinu, kaip tai daroma, nes man tai yra kosmosas. Kas ten taip skausmingo buvo? Iš tiesų tai tikrai buvo skausminga ir galbūt komisija ir žiūrovai to tikrai nemato ir nejunta, bet jaučiau skausmą, kai degė degtukas ir jis toj pat baigėsi, kada Antonas... Plaukai nudegė, galime. Taip, liko, matau, dar dėmė tikrai yra. Tikrai yra. Merginai, gerai pasakai, plaukai nudegė ant rankos. Šiaip galėtumėte įsidarbinti depiliacijos salone. Aš pasitikiu. Aš tikėjausi, kad pasakys. Ir žinau, kad jinai nepapirkta. Mes džiaugiamės, kad tu nuėjai, nes aš žinau, kad tavęs papirkti neįmanoma. Ir galvoju, nejaugi tu, ir tu neapsimetinėjai, iš tikrųjų skaudėjo. Ne, iš tiesų skaudėjo. Daug papūsių. O jo, ačiū labai. Diarkši duetas. Čia nuskambėjo žodis, kaip tai atrodė labai paprastai. Tai kai atrodo paprastai, tai iš tikrųjų įdėta labai daug darbo. Ir tu tikrai rodai tai, kad
tas paprastumas yra labai sunkiai pagaunamas. Taip, ar sutiksi su manim? Be abejo. Kad taip daryti paprastai, kaip tu darai, tame slepiasi daug įdėto darbo. Dėkojame Antonui. Antonas ir jo paprasti, nepaprasti triukai, gal net magiški burtai.